Su pergalė, Laurinai. Ačiū. Kelintą įvartį įmušė, žinai? 7. Šaunuolis. Kaip vertini rungtynes su Šilu ir šiandien su Gargždų Banga? Žinoma, tik teigiamai. Buvo pergalės, 2 pergalės, 2 nuostabios pergalės. Su Šilu, kas labai nustebino, kad tiek daug žiūrovų susirinko. Ir aišku, jiem padovanojom pergalę, tas nuostabu. O šiandien pirmas kėlinys labai buvo geras, o antras gal biški prastesnis, bet pasitengsim ką nors pakeisti. Čempionate labai daug komandų lygiuojasi turnyrinės lentelės viduryje. Ką pats galvoji apie tai, kokias komandas išskirtum šiai dienai? Šiai dienai Žimno Palanga. Viena prie lyderių ir mes kol kas su jie kovojam. O taip, prognozuoti labai sunku, nes daug komandų, daug varžybų ir neaišku, kas gali būti. Sieksim tik pergalių. Dėkui ir sėkmės. Ačiū. Esate antras Lietuvos futbolo klubo treneris. Kaip vertinate šios dienos rungtynes? Puikiai, manau, 3-0 atspindi tą rezultatą. Buvo 2 skirtingi kėliniai. Pirmajame įmušėte 3 įvarčius, antrajame šiek tiek žaidimas pakriko. Ką jūs iš šitą? Manau, kad sunku prisiversti, žaisti tokiu pačiu intensyvumu, tokiu pačiu tempu antrame kėlinyje, kai jau įmušė 3 įvarčius. Aišku, to ir skiriasi turbūt profesionalai ir mėgėjai, kad profesionalai išlaiko tą patį nusiteikimą ir tempą ir antram kėlinyje. Na, man atrodo, mūsų komanda ganėtinai profesionaliai išlaikė tą savo koncentraciją ir teigiamą rezultatą ir pasiekėm rezultatą, tokio, kokio ir norėjom. Iš komandos žaidėjų būtų galima kažką išskirti? Manau, gal Martynas Tirbys labai gerai kovoja šiandien. Laurinas Tonkus. Nežinau, Artūras Rocys, Benas Petinis. Galiu visus ir tiesiog iš eilės vardinti. Visi gerai kovoja. Gal tik tai šie labiausiai matėsi, nes tokie gal kažkokie epizodai buvo, kurie įsiminė daugiau. Dėkui už pokalbį. Ačiū.